Smartway – sumanus kelias į pergalę. GoSmartway.lt ir vaistinėse. Labadiena, mėly LRT Plus televizijos žiūrovai, labadiena, mėly krepšinio sirgaliai, labadiena, moterų krepšinio mylėtojai. Antrą kartą iš eilės ta pati situacija. O čia Mažionytės nubėgimas greitas į priekį ir kontroliuoti tą situaciją, bet vis tiek Panevėžys neišvengė tų klaidų. Čia Oficerovaitė iš po krepšio. Prieš tai vyko taikyti. Bet čia kamuolys nukrinta tiesiai Aistėms į rankas ir suklysta Pernavaitė. Šulskė viena pasileidžia per visą aikštelę. Pranašumą įgijusios Panevėžietės Kasačiūnaitė atmeta atgal savo Staitei. Zetkauskaitės reidas prieš 3 varžovės. Dešinė ranka paleidžia metimą. 9 jos pelnytas taškas. Mažionytė įmeta arčiau krepšio Agnesijai Garčianskaitei. Gana paskutinė sekundė iš 8 skirtų, bet praranda kamuolį Panevėžietės. Zetkauskaitė po Kasačiūnaitės perdavimo dar vienas tritaškis įnese. Bukauskaitė, jos perdavimas į kitą aikštės pusę, dar vienas ekstra perdavimas, Mažionytė iš krašto, 3 taškai. Visą laiką nepavyba. Panevėžietės Paulauskaitė gavus kamuolį baudos aikštelėje, kokias šuolio galimybės čia pademonstravo Eva Pernavaitė. O iš 3 taškų zonos bėgti į greitą puolimą Rimkevičiūtė nusimeta Eglei Kisarauskaitei. Savo Staitės šūvis iš 3 taškų zonos meta ir pataiko Gedvilį rekordinį, vėlgi su dvigubinta gynyba. Visiškai kitaip Kaunietės ginasi antrajame ketvirtyje, negu matėme per pirmasis 10 minučių, bet čia tokius metimus, jeigu prieš greitesnės Aistės. Suvaikšto kamuolys iki Brigitos Rimkevičiūtės ir šio šūvis iš 3 taškų zonos. Ir vėl meta žemais procentais. Paulauskaitės metimas iš toli, pataiko Gintarė Paulauskaitė. Prieš Urtę Bukauskaitę ieško galimybių atlikti perdavimą Miglei Kisarauskaitei. Kaip užtikrintai šiandien jau? Iš toli visiškai laisva atakavo Zetkauskaitė, bet tiek prieš tai matyta ataka, kuomet lieka tik 8 sekundės iki Panevėžio komandos atakai skirto laiko pabaigos. Šulskė iš 3 taškų zonos degina tinklelį. Ir Gabrielė Šulskė kol kas 2 iš 7. Pernavaitė gauna bloką nuo Mažionytės. Kaunietėms užpulti nepavyko, Timofejevos skersas perdavimas, čia kaip dalyjasi kamuoliu Panevėžietės, nėra galimybės metimui, suranda tokį šansą Žukaitė. Sudėtingas uždavinys Panevėžiui, juolab kad ir Šulskės nėra. Pirmas kartas toks šiame sezone. Su tokiom langinėm tai galėjo savo leisti tą padaryti, nebūdamas arenoj. Šį sezoną treneris beje dirba vyrų lygos komandoje, o čia Gintarė Mažionytė. Tikslumo vis dar be taškų lieka Timofejeva. Savo Staitė iš 3 taškų zonos meta, pataiko Gedvilė. Aistės. Minutė 10. Iki šių rungtynių pabaigos Rimkevičiūtės šūvis iš toli ir degina tinklelį Brigita Rimkevičiūtė. Tolimos distancijos ir nepataiko Oficerovaitė ir Aistės pasiekia dar vieną pergalę.